Sveiki draugai! Šį kartą sveikinuosi ne iš miškų, o iš parko. Ir šį kartą toks trumpas video apie daiktus, kuriuos vežiausi į Sakartvelą. Tai papasakosiu apie naują kuprinę, kurią išbandžiau. Ir šiaip aptarsiu visus daiktus, kurių galbūt pasigėdau ir kurių nereikėjo tiesiog imti. Tai kviečiu žiūrėti, bet prieš tai paspaudžiat laiką. Užsiprenumeruokit, kas nesuprenumeravot. Tai visus daiktus, kuriuos nešiausi, galim suskirstyti kelias grupės. Tai miegojimo daiktai, valgymo daiktai ir visokie pramoginiai arba tai, ką planuoju daryti, žygiai. Prieš pradedant dar pasakoti apie kuprinės turinį, noriu papasakoti, kaip vežuos pačius daiktus. Tai va, yra kuprinė, kurią susidedu fototechniką ir viskas susijęs su elektronika. Kad jeigu dingtų tas registruotas bagažas, vis dar aš turėčiau fototechniką su savim ir galėčiau praktiškai kelionę tęsti be jokių nuostolių. Tai šį kartą turėjau apie 7 kg rankinio bagažo ir turėjau apie 14 kg normalaus bagažo. Tokia kuprinė lengva, kurią po to aš supakuoju ir įsimetu į kuprinę. Kadangi šį kartą neturėjau laisvų rankų, reikėjo eiti su lazdom, tai viską stengiausi sudėti ant kuprinės. Dabar bandysim viską išskleisti. Mano kilimėlis. Aš dėl to kelionėm pripažįstu tik tai paprastą kilimėlį, nepripučiamą. Taip, nešiausi tentą. Tai tentas buvo reikalingas susidėti kuprinės ir apsaugoti nuo lietaus. Aš dabar neturiu palapinės ir mes naudojam labai lengvą Husky, nesvėrė nei 2 kg. Toliau, kas iš daiktų miegojimų. Miegmaišį visada laikydavau šitam skyriui. Šitą vietą kuprinės apačia realiai mažiausiai gaus lietaus. Aš naudojau miegmaišį 3 sezonų. Jis yra apie 0 temperatūros. Man su juo nebuvo šalta. Taip pat vežiausi miegmaišio dėklą. Įmautę tokią. Tai ją gal panaudojau vieną kartą tik tai. Šiaip nebuvo labai būtinas daiktas. Palapinė jis praktiškai nelabai vertingas. Dar turėjau pasiėmęs tokią papildomą priemonę. Toks yra irgi kaip mini miegmaišis. Apvalkalas, gali jį lyst, bet jo nepanaudojau visai. Galvoju, bus kalnuos galbūt šalta. Tai rankšluostis. Čia Karimor mikropluošto. Pakankamai didelis. Kremą. Veidą tepdavau dažnai. Lūpas. Irgi pasitepdavau kremu. Žirklutės nagams praktiškas daiktas. Ir servetėlės. Į tualetą būtinai nešamės ir kastuvą. Taip, kad užkasti, ką padarai, kad kitas neįmintų ir nekeiktų Sakartvelo kokia nekultūringa šalis. Kirvis, šiaip jau mažai šį kartą reikėjo, medžių nedaug kirtom, kapojom. Užveržėjai irgi nepanaudojau. Letermenų, peilis, žnyplės. Universalus rinkinys ir lipni juosta, kur irgi neprireikia, bet nežinosi remonto reikmėms. Nu ir tentas žalias, kad pasislėpti nuo lietaus, daiktus padėti. Tai krosnelę turėjau, nepanaudojau. Naudojam dujas pagrindė, tai degiklis vienas. Turėjom ir antrą atsarginį degiklį. Katiliukas paprastas. Čia berods litras ar 700 ml. Bet mums dviems užteko. Turėjau gertuvę tokią, plastikinę, paprastą. Druską, pjaustymo lentelę. Turėjau dar tokią dujom, kai su dujom virti, apsaugą. Pasidarai, kad vėjas neužpūstų degiklio. Tokia aliumininė apsauga yra, bet irgi neprireikė jos, vėjo tokių nebuvo. Paprastas peilis užlenkiamas ir dar šaukštas. Ką vežiausi iš žvejybinių reikmenų, tai 2 ritės. O čia daugiau pintas valas ir nepintas valas. Tai vežiausi 2 meškeres. Tai naudoju tik spinningą. O teleskopą irgi buvo pasiėmęs gal su plūdinė pažvejot, bet taip ir nepagaudžiau. Nu ir aišku, pasiėmęs buvo plūdės, kurių irgi nepanaudojau. Švinus nepanaudojau. Kabliukus atsarginius. Iš masalų, tai turėjau praktiškai pasiėmęs labai smulkius
ešeriam ir upėtakiam, nes galvoju, kad upėtakių ten bus. Nors turėjau daug masalų, visi mažiukai, tai vat ką naudojau, tai naudojau antro numerio Damo Mepsą. Visą žuvis ant šitos pagavau. Aš praktiškai viršutinio atsarginių rūbų niekad neimu, nei kelnių, nei džemperių, nei striukės. Tai imu tik tai apatinius. Esu paskaičiavęs, kad savaitėj man reikia 3 maikių, 3 triusikų ir kojinių 3. Tai dažniausiai maikį būna sintetinė. Realiai turbūt visą žygį pasikeičiu 1 arba 2 kartus. Šį kartą tik 1 pasikeičiu. O dažniausiai turiu medvilinę miegojimui ir medvilinę turiu grįžimui. Arba su kuria atvažiavau irgi, naudoju ją. Nu ir kojinės, visos 3, tai dažniausiai būna žygiam pritaikytos storos kojinės. Tai šį kartą panaudojau visas 3 kojinės. Atskirą maišiuką turiu purviniem rūbam, kad jie nesmirdėtų. Turėjau merino vilnos kojinės miegojimui ir turėjau termų rūbus, kur panaudojau realiai irgi gal 1 kartą. Dar turėjau vaistinėlę, turėjom ant 2, kadangi 2 keliavom, tai aš vaistinėlės neturiu, bet pagrindė pleistrai, ten būna bintai, powerbankai 2. Nu, mano čia tokie, šitas senesnis 12 000, čia 20 000 talpos. Tai man realiai kokiam 3 dienom, 4 užtenka. Nu, priklausomai vėlgi, kiek dažnai telefoną naudoju, kiek navigaciją naudoju. Turiu taip pat USB pakrovėją baterijų fotoaparato. Drono pakrovėjas baterijų, keli stovai, GoPro kameros, persisukami šitokie. Čia vėlgi atskirą maišiuką turiu drono baterijom, drono pultelis, irgi laidai, į šitą dedu atskirai. Tokį vat naudoju pasišviest. Nėra labai galingas, bet užtenka vakarais apsišviest. Kadangi šį kartą vežiausi mobilų telefoną, tai vat pasiėmiau irgi tokį filmavimui. Tai dabar su kom filmuoju, tai va turiu nusipirkęs naują telefoną grinai filmavimui, tai Google Pixel 6 Pro. Bet visai neblogo kokybė, man visai pasiteisino. Šį kartą vėlgi turėjau 3 baterijas fotoaparato, tai realiai užteko vienos originalios, dar turiu 2 kinietiškas, tai tų net nepanaudojau. Nu, prožektorius. Nors irgi dabar galim naudoti pilnai mobilaus telefonų. Va, su kuom dar filmavau, tai Sirui stovas, Travel, anglies pluošto apie 2 kg, kamera Sony A7C, objektyvas 24-105, tokie mano filmavimus įrankiai. Apie pačią kuprinę, kokią naudojau, Gregory Stout 70-70 litrų, nu man pilnai užtenka. Pats gamintojas deklaruoja, kad tai yra 22 kg galima nešti. Tai nėra labai daug, bet kas man šiame modelyje patiko, tai kad yra 3 įėjimai apačioj, čia atsitraukia, per vidurį ir per viršų galima įeiti. Patogu, bet kiekvienas užtrautukas rizika, kad suges. Patiko, kad čia yra vat, kišenė tokia, galima daiktus susidėti. Čia yra irgi tokia kaip permatoma. Gali šlapi daiktai gali čia būti, o su kita virvė atitraukia. Nu, toks paprastas dalykas, bet gal ir patogus ateity, nežinau. Man tokių labai mandrų dalykų nereikia. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Patiko man diržai, patogus, ties juosmeniu visai gerai. Tai va, nu, karkas man patiko, šiaip visai gerai. Neblogai kvėpuoja, irgi nėra labai prisispaudęs. Viršutiniai diržai irgi pakankamai minkšti. Kuprinė aukštis reguliuojasi. Čia pati kuprinė per šitą vietą aukštis reguliuojasi. Per šitą vietą atsiplėšia lipnė juosta. Atsiplėšia galim pačioj diržuose. Viena ir kita. Taip pat apsauga nuo lietaus yra. Kas man nepatiko šitoj kupriniai, tai va šoninės kišenės. Tai tarkim, aš turiu daiktą kilimėlį, prisitvirtinu su viršuje esančiu diržu ir čia yra diržas, atrodo kaip ir logiška, bet bėda yra, kad tas diržas yra taip įmontuotas, kad eina per šitą kišenę. Tai aš ištraukas realiai tą
diržą, tai vos galiu įkišti, bet į kišenę jau negaliu įkišti. Ir gaunasi toks dalykas, kad vos aš čia įkišu, čia kaip ir ta kišenė beveik plešęs, tai nesuprantu gerai logikos. Ir ta kišenė, jeigu būtų padaryti didesnė, kad tilptų kilimėlis, tai man būtų privalumas. O dabar tas diržas sukombinuotas, nežinau kokia čia jo prasmė, reiktų pasižiūrėti. Dirželius stengiuosi aš nepalikti, tiesiog susipakuoti arba suvinioti vieną kitą, kad kuo mažiau būtų jų išlindus. Šiaip viskas ok, esu patenkintas modeliu. Nėra labai sunkus, gal net nesvers turbūt 2 kg. Tiesa, kuprinės Gregor nėra labai pigios, jeigu žiūrėt, bet turbūt savo kokybę jos palaiko, nes amerikiečių kaip kompanija turbūt vertos tų pinigų yra. Tiek apie kuprinę. Suminėjau visus daiktus. Tikiuosi, jums šis video bus naudingas, kas planuoja kelionės. Čia tiesa neparodžiau už dar lazdų. Jas naudoju dažniausiai kalną lipant. Ir šiaip, kai labai didelis svoris, lazdus labai gerai. Galite parašyti komentaruose, kokius jūs daiktus imat, kurių daiktų aš nepaminėjau. Tai patiko jums video, spaudžiat laiką. Ir jeigu patinka mano kuriamas turinys, galite mane paremti Contribui platformai. Ačiū žiūrėjusim ir iki kitų susitikimų Lietuvos miškuose.